Labadiena, sveiki atvykę į Tauragę. Šiandien Tauragės dirbtinės dangos stadione susitinka Tauragės Tauras ir Marijampolės Sūduva. Komandos, kurios užima skirtingas vietas turnyrinėse lentelėse. Kaip juokiasi prieš rungtynes, komandos draugai mane vadina Garetu Beilu. Čia dabar smūgis į vartus ir Nerijus Valskis muša į juos ir skiriamas 11 metrų baudinys. Už žaidimą ranka geltona kortelė. Dabar Nerijus Valskis įsibėgė, jo smūgis ir užtikrintai Nerijus Valskis išveda savo komandą į priekį. Dabar rezultatas yra 1-0 ir žinoma Nerijus Valskis gali džiaugtis tuo, kad jo komanda jau išsiveržė į priekį, ir po šios standartinės padėties Marius Stanaitis smūgiuoja į vartus ir nepataiko dabar į vartus Stačiakamp. O čia dabar puikiai Tauro ataka ir įvartis, kurį muša Lukas Ankudinovas. Puikiai sužaidė dabar Tauragės Tauras, tik galima pagirti šią komandą už tokį žaidimą. Ankudinovas švenčia įvartį su fanais. Dabar gražiai sužaidė su vienu savo komandos draugu. Čia koks perdavimas, dabar būtent Petras Bašičius ir smūgis į vartus nepataiko dabar į Stačiakampį Tomas Radzinevičius. To gražiausio įvarčio rinkimuose būtent Tomas Radzinevičius. O dabar 1 minutė yra pridėta pirmajame kėlinyje. Būtent tiek ir lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. O čia įvartį muša kasgi kitas, o jeigu ne Tauras, štai taip. Netgi sunku patikėti, bet Tauro komanda išsiveržė į priekį rezultatų 2-1. Štai taip. Rungtyniauja šiandien aikštės šeimininkai ir vėl sirgaliai aikštėje. Jie švenčia įvartį. Čia pavojingas perdavimas, smūgis ir virš vartų dabar mauja. Tauras ir pretenduoja šiandien į ne vieną, o netgi 3 taškus. Lukaševičiaus perdavimas į priekį Malkevičiaus. Jo smūgis ir Pavelas Davidovas gaudo kamuolį. O čia šansas Nerijui Valskiui, klaidina savo varžovus, puikiai žaidžia Valskis, jo smūgis į vartus. Čia dabar puikus šansas Nerijui Valskiui ir nepataiko į vartus. Petras Basičius į baudos aikštelę ir štai čia tokia situacija, dar vienas smūgis. Čia puikus perdavimas Brokui, jo smūgis ir Edvinas Gertmanas, bravo jam. O čia jau vėl šansas kontratakuoti, perdavimas į priekį Asminui. Jis klaidina dabar savo varžovus, smūgis į vartus ir štai toks įvartis. Labai gražiai dabar viską padarė Žanas Marie Lenderis Asminas. Sakiau, kad šis puolėjas tikrai yra puikus ir Tauro komandai, galima sakyti, labai rimta paspirtis atakuojant. Povilas Kiselevskis dabar gauna kamuolį ir į priekį Tomui Radzinevičiui. Tai tikrai gali būti pavojinga. Tomas Radzinevičius baudos aikštelėje 11 metrų baudinys. Dabar į kairę ir atremia smūgį Edvinas Gertmanas. Čia šansas vėl ir smūgis į vartus nepataiko. Nepramušama šiandien Edvinas. Dar kartą į baudos aikštelę ir čia jau dabar neišmuša kamuolio Tauras ir įvartis pelnytas 3-2. Štai tokia klaida gynyboje. Marius Šoblinskas, atrodo, jis muša įvartį, jeigu neklystu. Po štai tokios klaidos gyventis, Jonas Stažys toliau vadovauja Tauro komandai. Čia dabar buvo Baranovskio perdavimas ir Nerijus Valskis, jo smūgis ir rezultatas lygus. 3-3 įmuša Nerijus Valskis ir lygina rezultatą. Dabar netgi galbūt ir šiek tiek gaila, kad Tauras paleido savo, galbūt galėjo iškovoti šią pergalę, kaip bebūtų, taip dabar nėra.
ir rezultatas lygus. Jis kamuolį praranda ir štai taip. Sūduva šiandien įsigelbėja, iškovoja vieną tašką. Tas taškas netenkina, žinoma, Marijampoliečių, tačiau kaip ten bebūtų, taškas yra geriau nei jokių taškų šiandien neiškovota. Viskas, baigėsi šios rungtynės, sveikiname Taurą su iškovotu tašku po ilgos pertraukos, užuojautai Sūduvai.